Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidą pristato Hado Red Boost, tepalai jūsų automobiliui. Labas rytas. Vienas iš man labiausiai šiemet patikusių elektromobilių, o bendrai automobilių buvo Renault 5. Iš tiesų fantastiška mašinėlė, tik kai kuriem jį gali pasirodyti per maža ir nepakankamai praktiška. Tai jau yra alternatyva. Renault 4. Mažiau yra daugiau. Renault 4 iš tiesų yra didesnis Renault 5 brolis. 4 m ir 14 cm ilgio ketvirtukas yra daugiau nei 20 cm ilgesnis už penktuką, turi 8 cm ilgesnę ratų bazę bei yra 7 cm aukštesnis. Taip pat turi didesnę 18 cm prošvaisą. Tačiau po skardomis tai tas pats ant tos pačios bazės pagamintas elektromobilis siūlomas su tais pačiais 40 arba 52 kWh baterijų paketais, 120 arba 150 arklio galių elektros motorais. Bet jis atrodo visiškai kitaip, tik pasižiūrėkite į priekį. Jis vėl kupinas savitų ir įdomių detalių, kaip, pavyzdžiui, žibintai, irgi grotelės, kurios nėra grotelės ir jos visos yra paslėptos po stiklu. Kaip ir Renault 5, jis puikiai modernioje formoje atkartoja klasikinės Renault 4 linijas ir įkomponuoja praėjusio amžiaus antros pusės automobiliams būdingas detalės, kaip štampuoti linkiai ant durų ar oro paėmimo grotelių muliažas ant priekinio gaubto. Labai įdomiai ir senoviškai atrodo visiškai lygus nuožulniai nuleistas bagažinės dangtis. Tikroje Renault 4 neteko čiupinėti, bet čia gausu detalių, kokias turėjo Žiguliai, Moskvičiai ir kitas mums labiau pažįstamas sovietinis šlamštas. Tokie laikai buvo, tačiau čia tos detalės puikiai dera modernioje aplinkoje. Bet Renault dėl dizaino neaukojo praktiškumo. Čia yra didesnė nei 400 litrų bagažinė. Ir kaip B klasės crossoverių, ji yra iš tiesų didelė ir be to labai žema. Tad daiktus įdėti ir išimti yra labai patogu. Mūsų kuprinės čia tiesiog pranyksta. Bet to elektrinis bagažinės dangtis yra. Nedaug kur rasite tokios žemos klasės automobiliuose. Nors Renault 4 yra didesnis už penktuką, dėja gale vis tiek čia ne pyragai ir sėdėti nėra itin patogu, vietos taip pat čia nėra itin daug. Sėdynės iškeltos aukštai, tačiau nėra vietos kojoms, pėdoms. Tikrai ne kelioninis automobilis. O priekyje interjeras lygiai toks pats, kaip ir penktuko. Įdomus, puikiai apdailintas, ergonomiškas, turi gerą multimediją, kuri įrodo, kad automobiliams nereikia plazminių televizorių ant panelės. 10 colių ekrane informaciją patogu matyti ir valdyti ir jis neišsišoka bei neblaško vairuojant. Trumpai tariant, interjeras puikus. Na, beveik. Prancūzai niekada nemokėjo pagaminti normalių puodelių laikiklių. Štai čia yra tiesiog skylė su pertvara, kurią galima užpildyti štai tokiais už papildomą kainą nusperkamais aksesuarais. Pavyzdžiui, nežinau, čia kas yra šiukšlinė, atspausdinta 3D spausdintuvu, o čia tikėtina telefono laikiklis ar dar kažkas, nežinau. Nes jeigu aš noriu pasidėti gėrimą, tai čia tą padaryti yra nepatogu, jis nesilaiko, su kavos puodeliais taip pat jie vienas su kitu persipina. Na, niekados tai nebuvo stiprioji prancūzų pusė ir tiesą sakant, turiu paaiškinimą, kodėl. Prancūzai, priešingai nei mes su savo kavos kibirais, kavą geria kavinėse iš puodelių. Renault 4, kaip ir penktukas, žiba kelyje. Jis yra labai smagiai vairuojamas, turi itin jautrų ir greitą vairo mechanizmą, gerai sureguliuotus pedalus, puikiai prognozuojamą galios tiekimą ir vingiuotame kelyje ketvirtukas tiesiog džiugina vairuotoją. 150 elektrinių arklio galių tam tikrai pakanka. Aišku, automobilio važiuoklė gana standi, tačiau komfortas nėra prastas. Ketvirtuko ekonomija kaip tokios klasės automobiliui vidutiniška, tad su 52 kWh baterija realiame pasaulyje galima tikėtis įveikti apie 300 km. Kelionėms Lietuvoje pakanka, išbandžiau pats, o mieste to daugiau nei reikia. Vertinu ketvirtuką kaip gerą Renault inžinierių darbą, bet jeigu man reikėtų rinktis, be jokių klausimų likčiau prie penktuko, nes jis man tiesiog seksualesnis ir labiau patinka. O ir pripažinkim,
Šie abu elektromobiliai yra orientuoti į miestą, nes patogumą ilgesnėse kelionėse apriboja sąlyginai nedidelė baterija. Na, o mieste ir aplink, kam reikia to dydžio? Renault 4 pasižymi vis dar įdomiu, bet labiau nuosaikiu dizainu. Jis didesnis, bet praktiškumo prasme padidėjo tik bagažinė. Gale vietos vis dar nėra, o kaina maždaug 2,5 tūkstančio eurų didesnė nei Renault 5. Prasideda nuo 30 tūkstančių eurų už modelį su mažesnė baterija ir nuo 32,5 tūkstančio už modelį su didesnė 52 kWh baterija. Taigi tai papildomi pinigai už didesnę bagažinę tiems, kurie bijo stipriai išsiskirti. O kitiems rekomenduočiau ryškios spalvos penktuką.